Atlikus rezervaciją, jos duomenys matomi ne tik puslapyje prekės sandėlyje, stulpelėje rezervuota, bet ir klientų objekto redagavimo puslapyje, lentelėje rezervacijos bei puslapyje rezervacijos, kur pateikiamas paskutinių 90 dienų laikotarpyje atliktų rezervacijų sąrašas. Abu puslapiai turi lenteles, kuriuose pateikiami pagrindiniai rezervacijos duomenys, pagal kuriuos buvo suformuota rezervacija. Kiekvienos šiose lentelėse pateiktos rezervacijos eilutėje stulpelėje veiksmai yra 3 maži mygtukai – mėlynas, oranžinis ir žalias. Paspaudus mėlyną mygtuką patenkama į rezervacijos peržiūros puslapį, kur matome pasirinktos rezervacijos duomenys, tačiau šiame puslapyje negalime keisti jokių duomenų, tik pereiti į kitus puslapius. Einame į rezervacijų sąrašo puslapį ir pasirinktos rezervacijos eilutėje paspaudžiame oranžinį mygtuką, kuris atidaro redagavimo puslapį. Šiame puslapyje galime keisti arba papildyti įvairius duomenis. Papildomai įvedame vieno komponento kiekį, peržiūrime sąrašą, pasirinkdami, kad sąraše būtų tik komponentai su nenuliniais rezervacijos kiekiais, atliekame skaičiavimą ir atnaujiname rezervacijos duomenis paspausdami mygtuką naujinti. Einame į rezervacijos peržiūros puslapį ir matome, kad duomenys pasikeitė. Grįžtame į kliento objekto duomenų redagavimo puslapį. Visų dokumentų peržiūros puslapis visada pasiekiamas, tačiau redagavimo puslapis tampa nepasiekiamas, kai tam tikro dokumento duomenys naudojami kitiems duomenims formuoti. Rezervacijos atveju jo nebebus galima redaguoti, tai yra oranžinis mygtukas nebebus šioje eilutėje pateikiamas, kai šio dokumento duomenys naudosime pastolių komponentų perkelimo į klientų objektą aktui formuoti. Tai bus padaryta kitoje vaizdo instrukcijoje, spustelėjus žalią mygtuką, užvedus pelės žymeklį, ant kurio pamatysime tekstą aktas.